Brazys, Lekerauskas ir Krapikas. Pasakyčiau, tokia eksperimentinė sudėtis, o Vilniečių gretose matau aikštėje Bačianską, Grygą, Vainauską, Darulį ir jaunąjį Kvedaravičių. Tai taipogi pagrindinės jėgos dar laukia savo eilės įeiti į aikštę. Tai vakar dienos rungtynės suteikė mums daug malonių, gražių akimirkų. Pamatėme momentais ypatingai antrame kėlinyje gražų didmeistrišką krepšinį. Buvo tiesiog šio puikaus žaidimo festivalis, kuriame savo meistriškumą parodė ir 4 olimpiniai čempionai. Gerai jiems talkino ir kiti žaidėjai, kurie buvo aikštėje. Tai bene turbūt gražiausios rungtynės pastaruosiu metu. Prasižengia iš karto Darulis, 8 numeris Darius Darulis, ir Sabonis turi progos pelnyti dar 2 taškus. 2-0 šiuo metu pirmauja žalgiriečiai. Pirma minutė. Įdomu, kaip po vakar dienos tokių įtemptų, emocingų rungtynių šiandien yra nusiteikę Kauno žalgiriečiai. Ir kaip pasiruošę kovoti su pajėgia komanda Vilniaus Statybos krepšininkai. Įdomu, ar neišblėsų jo kovingumas, nes norėtų to tikėti. Ir kuo bus kovingesnės ir ryžtingesnės rungtynės, to bus įdomiau mums kartu visiems stebėti šį susitikimą. Po Vainausko metimo 3-2 pirmauja kauniečiai. Rungtynėms teisėjo ta pati teisėjų pora, Gelovanis teisėjas iš Bilisio ir Vasilevskis, tarptautinės kategorijos teisėjas iš Minsko. Kurtinaitis. Lekerauskas nuramina draugus, kad žaisti ramiai. Manau, padarė reikiamas išvadas žalgiriečiai po vakar dienos susitikimo. Puikų pavyzdį vakar baigiantis rungtynėms parodė Sergejus Jovaiša, kuris daug kartų kamuolį perdavė Arvydui Saboniui ir būtent šio mūsų puikaus krepšininko dėka pergalę šventė žalgiriečiai. Vilniečiai darė viską, kad išdengtų Arvydą Sabonį. Aišku, sunkoka buvo ir Daruliui, ir Jankūnui, ir ypatingai Dambrauskui grumtis su šio vidurio puolėju. Bet Vilniečiai mes jau minėjome vakar kartu su gerbiamu Stepu Butautu, kad Vilniečiai buvo pasirinkę vakar labai teisingą taktiką, žaidė visi vadinamai centrai, atsitraukė toliau nuo krepšio, buvo sudarytos geros progos prasiveršti kitiems žaidėjams. Tai ir vis ypatingai rezultatyvių žaidimų žavėjo, taip kaip dabar Sabonis, Šarūnas Marčiulionis, savo komandos gerbėjus. Matau, Rimas Girskis sunerimęs po tokios aktyvios Arvydo Sabonio pradžios prašo, kad įeitų į aikštę Virgilijus Dambrauskas. Taip, Darulis aiškiai sutrikęs. Kaip pripažinti, kad jam labai sunku. Slegia ir titulą Sabonio ir žino, kad Sabonis nusiteikęs ryžtingai labai. Malonus faktas, kad ir Sabonis vakar ypatingai ir Chomičius patvirtino savo olimpinio čempiono vardą, šios titulus. Krapikas 9-2. Taip, šiandien pradžia visiškai kitokia negu kad vakar dienos susitikime. 3 minutė, 9-2 pirmauja Žalgiris. Krapikas. Taip, aikštėje matysime toj pat. Tai štai Dambrauską ir rezultatyviausią statybos žaidėją vakar dienos susitikime Šarūną Marčiulionį. Puikiai žaidė vakar olimpinis čempionas, nusipelnęs sporto meistras Šarūnas Marčiulionis. Ir kai vakar pažymėjo Sąjunginio sporto komiteto atstovas Ozerovas, visi šie 4 mūsų krepšininkai 11 dieną jau išvyksta į Jungtines Amerikos valstijas ir ten mūsų šalies rinktinė žais seriją susitikimų su amerikiečių klubais ir sugrįš į namus tik lapkričio pabaigoje, gruodžio 1 dieną jų laukia Europos čempionato atrankinės rungtynės su Lenkijos komanda. Lekerauskas 9-2, 4 minutė. Brazys. Taip, žalgiriečiai gavę turbūt tokį nurodymą, kad kiekvienu momentu kamuolį padėti atsitosi Saboniui, kad net patys kartais vengia atakuoti, kada yra gerose padėtise. Prasižengia Vainauskas. Statyba prasižengia trečią. Kurtinaitis. Tai vakar Sabonis nudžiugino mus visus tokiais puikiais, originaliais kamuolio perdavimais.
Na, labai buvo čia daug žaidėjų gražius. Šarūno Marčiulionio gestas pakėlė Gintarą Krapiką. Taip, aikštėje varžovai už aikštės ribų draugai. Vakar po rungtynių, nors ir vilniečiai truputėlį buvo susikrimtę, kad nepavyko nugalėti, jie žaidė gerai, bet po rungtynių visi draugiškai. Vilniečiai nuskubėjo į viešbutį, kauniečiai į namus, tai draugiškai visi įsiskirstė po įtemptos kovos Kauno sporto halės arenoje. 9-2. Galbūt kartais kiti žmonės sukelia tokias nereikalingas emocijas tarp Žalgirio ir Statybos. Štai, koks buvo puikus perdavimas, gaila, kad truputėlį netiksliai Sabonis atidavė kamuolį. Štai ir Marčiulionis parodė, kad jis taip pat gali staigiai atiduoti kamuolį draugui. Keičiasi žaidėjai Statybos komandoje. Rolandas Knyza leidžia pailsėti Alfredui Vainauskui, o baudas meta Arūnas Grigas, 10 numeris. 9-2. 9-3. Arūnas Grigas turi taiklę ranką. Vakarą nudžiugino jūs turbūt visus ir rezultatyvus Arūno Bačiansko žaidimas. Gerai žaidė, taiklė atakavo kauniečių krepšį. Nors sezono pradžioje taip nerimavome dėl jo. Ypatingai trūko jo metimo turbūt Minske, kada Statyba žaidė su RTI komanda. Kurtinaitis. 3 taškus pelno Rimas Kurtinaitis. 12-4. 6 minutė. Marčiulionis. Pradžia truputėlį lėtoka tokia palyginus. Labai netaiklus Bačiansko metimas. Pabėgo Kurtinaitis. Krapikas nors suklupo paskutiniu momentu, bet 2 taškai skaitytis. Paploja Krapiko ir Arvydas Sabonis. 14-4. 6 minutė. Truputį pasivokas dabar Šarūnas Marčiulionis, bet gal sveitila prieš audrą. Marčiulionis netoks žaidėjas, kad nusiramintų ir žaistų taip nekovingai, nerezultatyviai. Lietė kamuolį Brazys. Grigas, 3 taškai. Patvirtino Arūnas snaiperio vardą. Aišku, toks titulas nesuteikiamas po vieno metimo. Brazys. 16-7. Tai dabar čempionate bus pertrauka. Žalgiriečiai ruošis toliau čempionatoje Alytuje. Statybos krepšininkai, neklistų, stovyklaus Biržuose. Po to mėnesio pabaigoje Alytuje bus surengtas turnyras, kuriame žais Žalgiris, Statybas, CSKA ir Almatos Armijos sporto klubas. Malonu, kad abi mūsų komandos pradėjo dažniau. 3 taškus pelno Bačianskas. Pradėjo dažniau draugauti, rengti bendrus turnyrus. Tai tik į naudą visam mūsų Respublikos krepšiniui. Taigi dar kartą noriu paprašyti nedaryti tokių aistrų, kad tai pasigrisai skambučiai ir mums, ir realiau žiūrėti į įvykius krepšinio aikštelėje Švisporte. 16-10, 7 minutė, pirmauja Žalgiris. Dambrauskas prasižengė pirmą kartą. Sabonis pagalvojo, kad kamuolys turėtų atitekti Statybai, nubėgo link savo krepšio. 2 prieš 2. Nepagelbės, aišku, ir Šarūnas Marčiulionis. Nesutarė dabar tarpusė Dambrauskas ir Grigas. 2 prieš 2, paprasčiausias toks vaikiškas derinys, bet dažnai jį panaudoja ir aukščiausios klasės krepšininkai. 18-10. Aišku, Statyba vakar atidavė labai daug jėgų. Marčiulionis pelno, atrodo, pirmosius 2 taškus. Taip, Marčiulionio pirmieji 2 taškai. 18-12. Štai su klaida Brazys, taip kovoja. Štai suklaidino Bačianską. Neišlaikė Bačianską, šoktelėjo. Brazys, Algirdas Brazys prie baudos metimo linijos. Viso ekrane buvo teisėjas iš Minsko Vasilevskis. Vitko, Baltarusijos sąjunginio sporto komiteto darbuotojas,
krepšinio skyriaus esminis treneris. 19-12. Marčiulionis, Dambrauskas. Vakar Dambrauskas taip pat taikliai atakavo iš toliau. Tai vienintelė jam gera proga, nes po krepšių sunkoka būtų kovoti su Arvydu Saboniu. 20-14. Mačianskas. Marčiulionis. Rapikas. Liko Sabonis. Vis dėlto pamatysite metimą iš viršaus. 22-14. 11 taškas. Ir statyba šiandien pasirinko tokią lėtoką pradžią ir, manau, jinai neparanki vilniečiams, nes kauniečiai tokiame taktinėme žaidime, kada nedidelė sparta, yra žymiai geresnė situacija. Yra Arvydas Sabonis ir kiti žaidėjai, taip pasižymi dideliu meistriškumu. Štai kaip išmušė kamuolį paskutinio metu. Gera proga, 2-1. Prasižengia Rimas Kurtebais. 20-14. Na, o šis žiūrovas turbūt aiškiai sumaišė sales, turbūt jam reikia būti skaitykloje. Prisimenat, vakar kalbėjom apie tos žmonės, kurie ateina į galę mados reikalų. Ir štai dabar tiesiog nesuprantama, kaip galima skaityti laikraštį, kada žaidžiamas krepšinis. Štai jums geriausia iliustracija apie kai kurios žiūrovus Kauno sporto halėje. 22-15. Aikštėje Rolandas Česna. Tai būtent šis krepšininkas laimėjo auksinės rankos turnyrą Kaune. Prasižengia Marčiulionis. Taip, Marčiulionis prasižengia pirmą kartą. 22-15, 10 pirmo kėlinio minutę pirmauja žalgiriečiai jau ir Chomičius aikštėje, Jovaiša. Puikus Sabonio perdavimas. Jovaiša dar tik įėjo aikštelę, taip dar nepasiruošęs kovai, bet puikiai žaidė dabar Chomičius. Jovaiša taip ryžtingai vesis, gaila, antrą kartą nepasisekė Sergejui. Na, gaila todėl, kad taip ryžtingai grūmėsi, kovėsi. Visuomet kažkaip būna liūdna, kada žaidėjas po tokių pastangų negali pelnyti 2 taškų. Vakar, pavyzdžiui, statybos komandoje gerai kovoja, aišku, Marčiulionio ir Bačiansko. Ir Knyza, kuris įėjo į aikštę ir kuris dabar rungtyniauja. Taip pat buvo kovingi ir kiti statybos krepšininkai. Dambrauskas. Taip, Dambrauskas visą laiką žaidžia tai prie 6 metrų metimo linijos. Tai sudaro patogią situaciją su Marčiulioniui. Marčiulioniui dabar dengia Krapiką. Dambrauskas. Prašau, antrasis sėkmingas metimas. Iš 2-2 ir 4 taškai. 24-17, 11 minutė. Chomičius per daug susižavėjo kamuolio varinėjimu. Ruošiasi įeiti vėl į aikštę Rimas Kurtinaitis ir, matau, rengiasi Gintaras Einikis. Tai daugiau klaidų daro ir vienos ir kitos komandos
Ryštingai žaidžia Gintaras Krapikas, vakar jis gerai kovojo dėl šokusio kamuolio, galbūt netaip ryštingai ir atakuodavo. Dabar šiandien nusprendė ir pats pelnyti taškus, o kad Gintaras gali juos pelnyti, ypatingai iš po krepšio, tuo aš nebejoju. 26-17. Marčiulionis. Taip, kažkodėl tai dabar visi keturi Vilniaus Statybos krepšininkai visą laiką žiūri tik į Šarūną Marčiulionį. Dabrauskas. Štai, trečias kartas. 100% pataikymas. Dvidešimt 6-19, 12 minutė. Jovaiša. Dabrauskas gerai atakuoja ir surado. Gražus buvo perdavimas. Du kartus nepasisekė Grigui. Tai tokia pati situacija, kaip kad su Sergejumi Jovaiša. Gintaras Einikis keičia Sabonį, o Kurtinaitis žais vietoje Gintaro Krapiko. Statybos komandos. Štai 12 numeris. Labai norėjau, kad vakaris pasirodytų aikštėje, bet to neleido rungtynių eiga. Tai Arūnas Karnišovas. Bene pats perspektyviausias jaunasis Lietuvos krepšininkas. 2,4 m. Šalies jaunių rinktinės žaidėjas. Pabandė pirmą kartą atakuoti Juozo Mateikos auklėtinis. Puikiai pažįstu šį jaunųjų krepšininkų auklėtoją. 17 metų krepšininkas. Komičius pelno 3 taškus. Įdomu, kaip seksis Karnišovui. Patarčiau atkreipti dėmesį šį jauną statybos komandos žaidėją. 29-19, 13 minutė, pirmauja žalgiriečiai. Rimas Girskis išnaudoja, manau, gerą progą leisti parungtyniauti Karnišovui, juk pažaisti prieš olimpinius čempionus ir šalia Šarūno Marčiulionio labai naudinga šiam jaunam krepšininkui. Štai jis kovoja su Sergejumi Jovaiša. Gerų fizinių duomenų. Komičius. 13 numerė. Dvikovą laimėjo Marčiulionis, bet Dabrauskas tai truputėlį palaikė Komičius rankos. Kągi savotiškos nedidelės gudrybės. Prasižengia Rimas Kurtinaitis. 29-19. Dambrauską keičia Darulis, o Vainauskas žais vietoj ko? Vietoj Karnišovo. Manau, kad Karnišovas netrukus vėl pasirodys aikštėje. Rimas Girskis dabar, matau, jam kažką patarė. Paprašė turbūt, kad nesikarščiuotų. Pažaistų, ilgiau su kamuoliu. 29-21. Kurtinaitis. Šiandien kauniečiai žaidžia visiškai kitaip. Prasižengia 14-asis Rolandas Ščesna. Pirmą kartą prasižengia Ščesna. Vilniečiai jau turi daugiau kaip 7 pražangas. Žalgiriečiai prasižengia tik 4 kartus. Algirdas Brazys. 30-21. Taip, žalgiriečiai olimpiniai čempionai rytoj nuskubės į Maskvą. Kremliuje olimpiniams čempionams prizininkams bus surengtas vyriausybinis priėmimas. Po to šeštadienį mūsų visus olimpiečius treneris pagerbs Vilniaus sporto rūmose, visą sportinę visuomenę. Aš dar kartą primenu jums, gerai sporto mėgėjai, kad šių olimpiečių pagerbimo ceremonialą įrašys Lietuvos televizija ir vakare jūs turbūt turėsite progą stebėti šias iškilmes. Na, o po to žalgiriečiai išvyksta į Belgiją, atsakomosios rungtynės su Briuselio Makabio komanda Europos taurės turnyre. Taip, neįskaito teisėjai nei taškų ir rodė, kad prieš pagaudamas kamuolį Vainauskas nustūmė Jovaišą. 30-20 Pačianskas. 31-21. Trisdešimt 22-21.
Grigas. Jovaiša taip. Apglėbęs tiesiog laiko atitveria Vainauską nuo savo krepšio. Kurtinaitis. Chomičius. Jaunystė ir patirtis. Šį kartą nugalėjo patirtis. 34-21. Šiandien vilniečiai klysta tokiose paprastose situacijose, kada kauniečiai atlieka tą vadinamą derinį 2-2. Marčiulionis, matau, pailsėjo su Dambrausko. Vainauskas suranda spragą Žalgirio krepšio. 34-23. 15 minutė. Chomičius gražiai suklaidino Česną, bet ir Česna pasirodo nepėšęs. Tai štai paskutiniu momentu taip išmušė. Gan techniškai Chomičiui kamuolį. Kurtinaitis. Prasižengia Arūnas Grigas. Labai dažnai Vilniečiai taip šauka į viršų, kada jos kauniečiai tik truputėlį pagazina, nori suklaidinti. Krapikas žais vietoje Brazio. Baudas meta Rimas Kurtinaitis. 35-23. Kada jūs žiūrėsite šį vaizdo įrašą, žinosite Žalgirio ir Maskvos Spartako futbolo komandų rungtynių rezultatą. Mes visi ir čia Kaune sėdintys Kauno sporto halėje labai norėtumėm ir linkime Vilniaus Žalgirio komandai tik pergalės labai svarbiose rungtynėse. Tikėsimės, kad įsipildys mūsų norai. 36-25. Krapikas pelno 3 taškus. Gintaras Krapikas. 39-25. Ir taip pat Šarūnas Marčiulionis. Įsismagino Marčiulionis. 4 taškas nedaug, bet pradėjo žaisti žymiai ryžtingiau. Fedaravičius ruošiasi įeiti į aikštę. Kurtinaitė, manau, truputėlį stumtelėjo, bet nieko nepadarysi. Labai gražus Bačiansko perdavimas Grigui. Tai vis dažniau. Ir mažesniai krepšininkai, ne tik Arvydas Sabonis, taip tokiu būdu perdoda kamuolius. Einikis, dviejų vidurio puolėjų dvikova. Šoktelėjo lyg Krapikas. Puikiai kova dėl kamuolio. Krapikas iš šios dienos, vakar dienos suskime ir šiandien Gintaras Krapikas. Malonu, kad Gintaras dabar jau nesikarščiuoja eilę metų. Prisimenate, kad tik įeidavo šis dar jaunas Kretingiškis į aikštę, taip pat norėdavo nustebinti visą pasaulį. Labai karščiuodavosi, didelis, suprantamas buvo didelis noras, dabar jau žaidžia didmeziškai tarptautinės. Štai dar vis mūsų režisierius Vladas Boguševičius. Galbūt dar iš arčiau parodykite, gerbiamas režisierių, šį žmogų. Taip, tiesiog neįtikėtinas atvejis. Pirmas mano istorija, turbūt ir jūs taip nustebę žiūrite į tokį atvejį. Unikalas. 41-31. Prasižengia Vainauskas. Gelovanis. Tai parodys su gestu, kad metant lietė Jovaišos ranką Vainauskas. Sabonis keičia Einikį, o Brazdauskis turbūt pakeis Jovaišą. Taip suprantu, nes Jovaiša Rimas Girskis. Turbūt nenori Rimas sutikti su teisėju, kad galbūt Vainauskas nelietė rankos. Taip, retai, kada būname patenkinti teisėjo sprendimu, nieko nepadarysi. Toks gyvenimas, toks sportas, toks krepšinis. 43-31, 17 minutė. Manas Brazdauskis. Savotiškas tas Vlado Garasto gestas. Statybos komandos atžvilgiu vakar Brazdauskis irgi mažai žaidė. Prieš sezoną šis krepšininkas rungtyniavo statybos komandą. Šarūnas Marčiulionis pelno 3 taškus. 44-34. Kažkur tai turiu vilties, kad antrame kėlinyje Vilniečiai turėtų dar taip spūstelėti
ir sumažinti skirtumą, nors manau, kad Žalgiris šiandien nusiteikęs žymiai ryžtingiau. Chomičiaus tolimas pataikymas 47-34 ir Rimas Girskis dar bando įkvėpti savo auklėtinius, nes lieka dar 2 minutės 40. Prašau, Vladas Daraskas. 53-38 ir 35 sekundės iki kėlinio pabaigos. Rezultatyviausia abiejų komandų krepšininkai. Apylygus rezultatai, štai 13-12, 11-10. Taip žymiai ramesnės rungtynės šiandien. Pergalės prieš realiai įveikiamus varžovus. Aišku, kodėlgi nepabandžius nugalėti ir Žalgirį, CSKA ne vieną kartą tai pavyko statybai, bet realesnės pergalės, pavyzdžiui, prieš RTI Minske net 2 kartus pralaimėti, prieš Rygos VEFą tokia nesėkmė namuose. Taigi, sakoma, geriau balandis rankoje negu erelis danguje. Dar 1 minutės pertraukėlė. Geriau, kai pabraižo, pamato krepšininkai. Na, įdomu, pavyks žalgiriečiams tai, kas sumanyta buvo minutės metu. Sabonis lieka dar 11 sekundžių. Labai daug. Tikriausiai pasiseks pataikyti iš toliau, pelnyti 3 taškus. Ar 2-2. Puikiai Vainauskas numušė kamuolį. Kažkaip tai Chomičiui kamuolys spūsta iš rankų ir taškai, taip, 3 taškai. Jūs su to sutinkate ir taip turbūt yra natūralu. Kauniečių gretose daugiau pajėgesnių krepšininkų ir mums tik labai gražus buvo metimas. Taip, matote, kaip nusiminė Sabonis ir toj pat Dambrauskas tuo pasinaudoja 55-40. Taigi mums visiems belieka tik tikėtis, kad vilniečiai susikaups, antrame kėlinyje galbūt žais ryžtingiau, bet, kaip aš minėjau, pirmame kėlinyje Žalgiris šiandien žaidžia žymiai geriau. Na, gal todėl, kad pasyvesni yra statybos krepšininkų veiksmai. Įdomu, ką galvoja apie pirmą kėlinį, nes vakar taip pat vyko rungtynės. Tarybos Sąjungos nusipelnęs sporto meistras Justinas Lagunavičius, visiems jis gerai pažįstamas, puikus krepšininkas, dabar teoretikas, Lietuvos valstybinio kūno kultūros instituto kanas. Įdomu, jūsų specialisto nuomonė. Vilniaus statyba ir vakar, ir šiandien pasirinko labai įdomią puolimo taktiką. Būtent sutraukti 4 žaidėjus prie galinės linijos, prie krepšio ir duoti Marčiulioniui, kuris labai techniškas ir pats labai pavojingas savo asmeniais prasiveržimais, gerai matantis aikštę, sugebantis atiduoti bet kuriam aikštėje esančiam savo partneriui. Na ir vakar tiek, kiek kartų jie ten organizavo, tiek baigėsi gana grėsmingai. Ir mano nuomonė tik taip toks rezultatas įrojantis vakar buvo dėl to, kad žalgiriečiai žaidė lyg tai norėdami kiekvienas asmeniškai atsikeršinti už jam įmestą metimą statybos komandos žaidėjų. Trūko tokių komandinių. Trūko komandinių. Labai tik antram kėlinį pradėjo pasinaudoti, Sabonio galimybėmis. Pirmą kėlinį užmiršę būdavo, jis nespėdavo dabėgti. Vilniečiai dar naudojosi ir daleiskim Sabonio lėtesnių grįžimų į gynybą. Tai visada greitam puolime sugebėdavo prasiveršti. Vis tiek Žalgiris turėtų, taip sakant, paruošęs gerai savo gynybą ir gerai organizuodamas puolime, vis dėlto prie visos pagarbos statybai negalima, taip sakant, sakyti, kad kovojo vakar labai gerai. Statybos komanda, vaikinai ryžtingi, techniški, noras, veržimasis toksai buvo didelis. Ir mūsų lietuviškas krepšinis, mūsų kita komanda Vilniuje, taip pat treneriai dirbantys, sugebantys paruošti kaip reikiant krepšininkus. Tai malonu, kad nepasidavė, taip labai... Vakar labai maloniais žodžiais ir pažymėjo statybos kovingumą ir žalgiriečių tokie žaidimai ypatingai visiems patiko, turbūt ir sporto mėgėjams, kurie dabar stebė šias rungtynes. Štai tokie Sabonio perdavimai, toks ryžtas buvo tikrai didmeistriškas krepšinis, ypatingai vakar. Tokie perdavimai ir jau krepšininkai demonstravo tokius triukus, tokie viską, ką yra išmokę. Galbūt antrame kėlinyje nors dabar didokas galbūt ir skirtumas, bet manau, kad abiejų komandų žaidėjai ir vilniečiai ir žalgiriečiai
parodys vis dėlto tokį brandų gal krepšinį, nors šiandien tai tokia buvo mano nuomonė, pirmame kėlinyje statyba truputėlį ne ta. Tai turbūt natūralu. Gal ir pritrūko jėgų ir šiandien žalgiriečiai. Vakar irgi pirmas kėlinys jų atiduota daug jėgos, antrajame kėlinyje parodė. Tai reiškia, žaidimo organizavimas pagal tą principą, kad Marčiulionis ant savęs užtraukė gynėją ir paskui besiverždamas sugeba atiduoti. Ir visi metimai buvo organizuojami iš toliau. Tai po to į rungtynių pabaigą, kada pavargo, metimų netikslumas atsirado ir nepasiteisint pradėjo tą taktiką, nes vis dėlto metimas jėgos truputėlį pritrūkus jau ranką sudirba. Tas pat ir šiandien matosi žymiai rečiau bando organizuoti tą žaidimą su atmetimu tolimam, reiškia, metimui kuriam nors ar Bačianskui, ar Grigui, ar kuriam nors kitam. Šiandien didelė tokia sportinių įvykių diena. Vilniuje žaidžia Žalgirio futbolininkai, labai svarbias rungtynes su Spartaku. Kada jau žiūrės sporto mėgėjai šį vaizdo įrašą, dabar jie stebi tiesioginę transliaciją. Buvo tokia reakcija pertraukos metu, sporto mėgėjai buvo tiesiog apgulę mūsų monitorius čia Kauno sporto halėje. Visiems įdomu, kaip sekasi žalgiriečiams, aš palinkėjau jiems sėkmės. Ir štai dabar mane kolegos įrašo metu iš redakcijos informuoja, kad jau baigiantis, man atrodo taip, baigiantis pirmam kėliniui, Žalgiris pirmąjų rezultatų 2-0. Tai reikia pranešti. Tai pranešti. Dar kartą mes, aišku, visi kartu džiaugiamės su tais žiūrovais, kurie tada sėdėjo Vilniaus Žalgirio centrinėme stadione. Na, o čia ketvirta minutė antro kėlinio, 59-42. Ir mes, gerbiamas Justinai Lagunavičiui, sveikiname Žalgirio komandos futbolininką Arminą Narbeką, kuris įmušė 2 įvarčius. O taip. Tai jums irgi toks netikėtumas. Nes pastaruoju metu truputėlį jis buvo lyg ir šešėlyje, nes matyt po ilgą laiko nebuvimo. Na, olimpinės žaidynės. Atitrūkęs, jį labai visi prižiūrėjo smarkiai ir žinoma labai malonu. 61-42. Ir štai jūs, gerbėjai sporto mėgėjai, girdėjote žiūrovų Kauno sporto halė reakciją, kada teisės informatorius paskelbė, kad Arminas Narbekovas pelnė antrąjį įvartį. Taip, kartu ir krepšinis, kartu ir futbolas. Kągi žaidžia mūsų reprezentacinės komandos. 5 minutė, 61-42. Na kągi, dabar daugiau dėmesio, aišku, skiriame krepšinį. Nežinau, kokia jūsų nuomonė, bet man atrodo, kad dabar abiejų komandų žaidėjai beskubėdami ir norėdami kai ką parodyti, gal net ir persistengia kartais, todėl tokių klaidelių. Klaidų yra bereikalingų. Skubėti nėra nei vieniem, nei kitiem, kur statyba, žinoma, norėtų rezultatą šiek tiek sušvelninti, bet jie irgi per skubotumą daro klaidų ir patyti ir nuovargio truputėlį jaučiasi, o žalgiriečiai nepagrįstų klaidų daro, vien tik per skubėjimą. Žinot, man, pavyzdžiui, patiko ir vakar, ir šiandien ypatingai sėkminga buvo tokių 3 metimų serija Dambrauskas. Jis išnaudoja viską, ką jis gali, nes po krepšiu jam maža vilties kažką taip nuveikti, o iš toli štai jis metė pirmą miglę 3 kartus, visi jo metimai pasiekė tikslą. Štai dabar žaidžia ramiai, nesinervina, aišku, buvo sunku ir Daruliui, jaunam dar krepšininkui, nes vis dėlto slegia ir Sabonio autoritetas. Gal turbūt reikėtų vis tiek Sabonį nepasilikti po krepšiu. Vis tiek, jeigu žaidimas taip organizuojamas, kad, reiškia, vis tiek bus atmetamas kamuolys toliau, tai jau vienas žaidėjas vis tiek paimtų. Negi taip jau jį galėtų aplošti Dambrauskas, dalesim, jeigu jisai išeitų jį šiek tiek, neleistų taip laisvai mėtyti. Na, gal tokie trenerių sumanimai, mes nežinome, gal patys. 6 minutė, 63-44 ir prasižengia Arvydas Sabonis. Gelovanis parodė, kad kirto per rankas. Turbūt jūs praeityje sąjunginės kategorijos teisėjas. Teisėjams nesunkios turbūt rungtynės. Ne taip, kaip vakar, pavyzdžiui, baigėsi. Ten buvo emocijų daug. Patys žaidėjai kartais teisėją priverčia. Kartais ne tai, kad suklysti, bet tokiuose savo elgesio, savo kokią nors repliką, provokuojančią elgesį kartais ir, negalim sakyti, kad jie klaidas daro, bet toks kartais neužtikrintumas jaučiasi. Žaidėjų autoritetai kartais galbūt turi tokios įtakos. Pasikeitė žaidėjai dabar statyboje. 6 minutė, 63-46. Aš vakar draugiškai paminėjau kolegą iš Leningrado.
kad Vilniečiai pastoviai Marčiulionis ir Bačianskas elgėsi neleistinai prie baudos metimo. Stebėkim dabar. Na, dabar vienintelį kartą, kada Marčiulionis jokio judesio nepadarė. O kiekvienu kitu atveju... Jūsų nuomonės daro judesį ir kliūdo metančiam žaidėjui. Jis sakė, įspėjęs. Reikia patirtis praeities teisėjas. O ką jūs būtumėte darę, pavyzdžiui, tokia atveju vietoj teisė? Įspėti reikia ir jeigu jis vėl sąmoningai antrą kartą daro, arba apkartojimas, arba galima ir techniškai bauda bus. Tai yra labai aišku. Jeigu neįmeti kartot būtinai, reikia duoti. Man atrodo taip, žaidėjai taip naudoja visokias savotiškas gudrybės, prisitaiko prie teisėjų, pastarėjai nieko nesako, tai ir bando įvairiausius būdus, tokios mažos gudrybės. Lygiai ir apeliavimas, daleiskim, į teisėjo sprendimą lygiai taip pat, kaip sureaguos teisėjas. Jeigu jisai, per daug griežtų irgi nereikalinga už pirmą ten kokį pasakymą ar ten rankų... Teisėjai irgi žmonės, jis turi takos. Tai mes gerbėjai sporto mėgėjai taip atleidėme kai kurias jums smulkmenas, aišku, jūs žinote, tokias truputėlį atitrūkome nuo žaidimo, bet skirtumas jau didokas. 67, netgi 68-46 pirmauja Žalgiris, dar 13 minučių. Taip, akivaizdu, kad statyba vakar atidavė labai daug jėgų, štai dabar ruošiasi į aikštelę Kvedaravičius, žaidžia jau ir Karnišovas, pavyzdžiui, ir jūsų kolega Stabas Butautas, ir tokia kitų nuomonė. Ir aš taip pat galvoju, kad, pavyzdžiui, Karnišovas puikių duomenų krepšininkas, turintis gerą perspektyvą. Aišku, viskas priklauso nuo paties. Kokia jūsų nuomonė įdomu? Aš dar kartą noriu pasakyti, kad mūsų treneriai sugeba jaunimą paruošti techniškai gerai, sugeba krepšinio mąstymą paruošti. Na, o fizinis pasirengimas paties sportininko yra asmeninis jau reikalas. Ir jeigu, aišku, truputėlį reikia svorio, auginti reikia raumenukų daugiau. 17 metų. Tai dabar pakrepšio. Tuo mes sutarėm kovoti su Visocku. Visockas jau prityręs krepšininkas. Svoris ir fizinė jėga net... Na, dabar pats Brazys sukliūdė savo geriausiam draugui, štai du draugai. Grafikas visą laiką rodo jėgų perteklių. Kartais šis perteklius ir sukliūda. Nieko nepadarysi, didžiulis noras. Taškus pelno Rolandas Knyza, 68-48. Lieka 12 minučių ir 50 sekundžių. Brazys, Brazdauskis, Kurtinaitis, dabar aikštė Visockas ir Grafikas. Statyboje jau daug jaunimo, praktiškai tai jau antroji statybos komandos sudėtis, gal išskyrus labiausiai prityrusi tai Dambrauską. Ne, anksčiau prasižengė Algirdas Brazys. Atrodo, kad statybos komanda jau susitaikė su tam mintim, reikia būti realistų. Taupo jėgas, duoda jaunimui pabandyti. 20 taškų skirtumas ir Rimas Girskis, manau, elgėsi teisingai. Leidžia aikštelėje pabūti visiems žaidėjams. Taip, jie turi gerą mokyklą šalia tokių. Tokiam jaunimui prieš olimpinius čempionus pažaisti, tai jau vien tik tai moralinis pasitenkinimas turi būti didelis. Na, o jeigu pavyksta dar savo sugebėjimas kažką tai pasiekti, tai čia... Kągi, o statybos gerbėjams belieka tik pasidžiaugti tuo faktu, mes irgi to labai džiaugiamės, kad vakar statyba parodė tikrą kovingą gražų krepšinį. Greitą, kuris taip nepadarytų gėdos aukščiausią lygą turbūt. Labai įdomiai taktiniai sugebėjo primesti Žalgiriui, dar kol iššifravo tą žaidimą, tęsiasi labai ilgai, tik pabaigo rungtynių ir, taip sakant, dėka didelių pastangų Sabonio. Neteisus dabar Einikis, suklydo Brazdauskis, perduodamas kamuolį Einikiui, nieko kito neliko, nes jo oponentas šiame epizode buvo žymiai greitesnis. 68-48 ir kaip nekeista palyginus mažokai baudų. Po 5 kartus tik buvo yra prasižengę abi komandos. Tokios ypatingos kovos jau dabar nėra, nevyksta ir tik greitas pasirodo. Tai matome, kad teisėjai nubaudė tyčinę pražangą Einikį. Knyza mes 2 baudas ir kamuolys atiteks Vilniečiams. Taip, kamuolys atitenka Vilniaus statybos komandos žaidėjams. Gerbiamas veteranė, štai jau eilę metų patekti į Kauno sporto halę yra didžiulė problema, tiesiog kaip kažkokia tai premija. Na, jūs kaip nusipelnę sporto meistrai, tie žmonės, kurie atidavė daug. Štai mes pirmame kėlinyje parodėme žiūrovai, sėdi G tribūnoje, manau 6 ar 7 eilėje. Save nuramino nuo
aš netikiu, kad jis visiškai nežiūri. Gaila, aš jo nemačiau. Žiūri. Na, patikėkite mano žodžiais, nes tą faktą jūs vakare, pavyzdžiui, stebėdamas šias rungtynes, pirmame kėlinyje patys pamatysite. Na, faktas, bet kuris sukelia daug minčių. Tada gaila tada, kad liko už durų žmonių, kuris neturėjo galimybės patekti ir, na, galbūt ir nelabai ten, kaip sakant, švaistydamasis judesiais, bet pergyvena ir nori matyti ir negali matyti. Tada, žinoma, labai gaila. Nereikia geriau imti to bilieto, pasiūlyti kam nors kitam, kuris atlaukė, norėdamas patekti ir ilgai mes amortizavome, bet, manau, ne veltui. 6 minutė, Rolandas Knyza meta baudas, 68-50 ir 68-51. Vladas Garastas, Vidas Virbickas šiandien, manau, Vladas Garastas jaučiasi žymiai ramiau ant sarginių žaidėjų suolelio savo vadovavimo poste. Vakar turbūt treneriui taip pat buvo sunkoka, taip pat kaip ir Rimui Girskiui. Labai geresnė padėtė, manau, buvo Rimas Girskis. Statybą turėjo ką prarasti ir tokios emocijos buvo teigiamas. Šiandien išėjimas Žalgirio į rungtynes parodė visai kitą nusiteikimą. Ne tai, kad tenais pavyko pirmieji 4-0 metimais ir panašiai, bet žaidimo drausmė, žaidimo toks, na, organizavimas, susikaupimas buvo matomas. Vakar atrodė, kad taip, nu, išėjo lyg, pasimėtysim, apmėtysim ir panašiai. Dabar šalia jauniausių statybos komandos žaidėjų, štai įdomus auzerinis, 4 patys jauniausi statybos žaidėjai ir olimpinį čempioną Šarūnas Marčiulionis. Nu, jis pavadovaut gali, jiems pavadovaus, man atrodo, jis net, matote, davė jam galimybę asmeniškai patiems parodyti savo sugebėjimus, pats pasilikęs atgal. Ir 68-53 po Knyzos metimo. Kartais būna taip, kada, pažiūrėjau, dabar turi minties žalgiriečius, kada jie pamato, kad jų varžovų gretose aikštėje pasirodė jauni krepšininkai, gal tai truputėlį ir nuramina. Bet tai neturėtų būti tokiem patyrusiam žaidėjim, reikėtų žaisti, to žinoma, nesityčiojant, jeigu taip galim pasakyti, bet žaisti taip kaip su rimtų priešininkų. Elgėsi Komičius turbūt. Komičius išvis yra kovotojas. 70-53. Pirmavo Žalgiris, lieka 10 minučių 12 sekundžių. Puikiai perdavė kamuolį Knyza Daruliui ir Darulis nesutriko. Nors šalia buvo ir Brazdauskis, ir Visockas, ir Einigis, du tokie aukšti vyrai, kurie turi jau žymiai didesnę patirtį. Reiškia, žaidžia tą žaidimą, ne. Turiu kamuolį ir būtinai aš pats mesiu, bet tas pasiraikštai, tai jisai sprendžia, kaip davesti žaidimą, taip sakant, komandinį, ne grynai vienam. Klysta truputėlį, 2-1. Prasižengia Algirdas Brazys. Ryžtinga buvo statybos jaunųjų krepšininkų ataka, galima taip pavadinti šios žaidėjus, manau, jie neužpiks ant mūsų aikštėje. Dar vienas olimpinis čempionas Rimas Kurtinaitis. Manau, Garastas turbūt Žalgirio komandos treneris nenori rizikuoti. Dabar iš 20 taškų liko 15. Dar 9 minutės 28 sekundės. Ir būtent, kad štai šį sudėtį žaidžia labai kovingai. Jaunimas, jeigu taip galim pasakyti, nesiskaito su autoritetais ir tai malonu turbūt. Teisingai, bet tai nedaro garbės žalgiriečiams, kadangi, tas skubotumas, ne tai, kad jie dabar, taip sakant, silpnesnė ir panašiai, bet skubotumas, klaidų padarimas, nesužaidimas iki tikro metimo ir jau Sabonį rengia vėl. Taip, Sabonis tai ruošiasi įeiti aikštę. Nusprendė Žalgirio komandos treneriai, įleisdami aikštę olimpinius čempionus, patikrinti jaunųjų statybos krepšininkų tokį psichologinį pasiruošimą. 70-57. Na, o mes turėsime progos vėl stebėti efektingus Sabonio perdavimus. Brazdauskis meta baudas. – 72-57. Skirtumas atrodo toks solidus, vis tiek, kad 15 taškų tai nemažai, nors visko pasitaiko.
Mus pasiekė tokia žinia, gerbiamas veteranė, kad jūs Volkovą puikiai pažįstate, Volkovą, olimpinį čempioną. Pasirodo, Volkovas, nepaisant CSKA komandos norų didelių, jau žaidžia Kijevos Raitelį. Nu, matyt, jis pasielgė taip, kaip ir Tichonenko, tas laikotarpis, kuriems jis buvo atlikdamas karinę tarnybą 2 metai. Savo kolektyvo patriotai grįžo į, daleiskim, Tichonenko į Almatą. Ne tokio aukšto lygio komanda buvusią, bet... Ir tuo pačiu, žinote, jau praėjusiais metais prisimenate, kokios buvo dvikovos tarp Žalgirio ir Stroitelio komandos ir dabar, kada atėjo Volkovas į Stroitelį, būtent manau, kad Stroitelis būtent įsimaišys į šitą ginčą tarp Žalgirio CSKA komandų ir labai bus rimtas priešininkas. Be to ir Almatos armijos sporto klubas pradėjo daug žaidžiančių čempionatą, nors galima tai pasakyti, kad visi debiutantai tai buvo ekspertai, Donecko Šachiorą prisimė, jie pradeda sėkmingai finišas vidėje. Patirties trūkumas, pradžia entuzijazmas visą daug duoda to pradiniam startiniam šitam čempionato pradžioj. 77-59, 8 minutės ir 8 sekundės. Sabonis, Kurtinaitis, Tomičius, Brazdauskis ir Brazys. Darulis. Kurtinaitis. O ką galima pasakyti apie tokį metimą? Puiku, gražu, efektinga. Bet bėgimas jo dar yra atsargus. Aišku, saugosi Arvydas trauma, rimta buvo trauma. Reikia galvoti apie ateitį. Štai mūsų... Jam labai reikia atsargiai tokius efektingus metimus. Na, kada nieko nėra po krepšių iš priešingos komandos, bet jeigu yra žmonių daug ir tokiais atvejais gali netikėtas, nepatogi kūno padėtis. Paprastai be ypatingo efekto. 79-59, 7 minutės. Atidavimas toks. Puikus perdavimas. Man atrodo dabar, kol mes čia truputėlį filosofavome, diskutavome apie komandas, apie galimybės, žaidimas pagyvėjo, tapo įdomesnis. Ir lyg Žalgiriečiai vėl susikaupė, na, bet į sąstatą čia toks. Taip, Sabonis, Tomičius, Kurtinaitis, Jovaiša. Nusipelnęs vartomeistrai. Aikštėje Vilmantas Jankūnas statybos komandoje. Žinot, prisimenu, jūs turbūt stebėjote statybos komandos rungtynės su Rygos Lefu, Vilniaus sporto rūmuose ir ypatingai mūsų aiškapylė, tas jų pralaimėjimas antrasis, nes Lefas buvo tada tikrai įveikiamas. Ir žinot, ką aš noriu pasakyti, jeigu pernai mes taip džiaugiamės Jankūno pažangą, tai šiemet kažkaip tai šis krepšininkas, nežinom kodėl, kažkaip visiškai netobulėjo per vasarą. Aišku, gal tai laikinas dalykas, krizė, jaunas dar sportininkas, bet aišku, gal mes per greitai norime, kai jis gerai žaistų. Matyt, reikia laiko truputėlį, gal tas toks staigus šoktelėjimas buvo jaunas, na, gal ir pats truputėlį apsuko, sunku pasakyti, bet dirbti reikalinga daugiau, matyt, reikalinga individualiai daugiau dirbti. Lieka dar 7 minutės, 80-59. Kažkaip suaktyvėjo ir žiūrovai pamatė, kad aikštėje vėl pasirodė pagrindiniai žaidėjai. Taip, niekaip negali pelnyti taškų. Karnišovas labai stengiasi, taip jaunas krepšininkas, mes paminėjome, kad tai labai perspektyvus žaidėjas, kur reikia jį turbūt ir suprasti. Efektingi būna visada įsimintini. Rimas Girskis turbūt elgėsi, na, atrodė, kad pakeis jis Karnišovą, tai Vainauskas buvo priėjęs prie trenerio. Ne, bet nusprendė leisti dar pažaisti jaunam krepšininkui. Grigas 3-2, netgi 4-2. Marčiulionis. Tai teisingiausias sprendimas, nes po krepšiu buvo daug žaidėjų. 80-61. Tokia kova. Neturėjo jokių vilčių Jankūnas, nors jeigu būtų gerai užsėmęs padėtį, truputėlį atitvėrė Sabonį, gal ir galėjo kovoti dėl to. Atitvert labai sudėtinga. Svoris ir jis jau čia ryškiai jausis, kad norės ar prilaikyti. 82-61, pirmąjo Žalgiris. 6 minutės ir 10 sekundžių. Marčiulionis.
Dabar Savo 30 taškų. ne 15 taškų dar pelnė Marčiulionis, mažai rungtyniavo pirmame kėlinyje, vakar žaidė įspūdingai, labai rezultatyviai, 82-63. Razdauskis pasižengė pirmą kartą. Baudas mes dabar statybos krepšininkai, nes jau abi komandos prasižengė po 8 kartus. Ir štai dabar Karnišovas turi progos pelnyti tašką, netgi taškus. Pirmasis taškas. 1-1. 1 taškas. Paskubėjo truputėlį. Taip įmetė pirmą baudą, po to jau metė taip nelabai susikaupęs. 82-64. Sabonis. Marčiulionis. Komičius. Gražus Marčiulionio metimas. Ruošiasi į aikštę Rolandas Česna. Labai daug perdavė. Labai jau daug klaidų. Skubėti reikia protingai. Taip galima pasakyti. Marčiulionis išeina. Marčiulionis sėdasi pailsėti. Štai Česna, Kvedaravičius, Grigas, Jankūnas ir Karnišovas. Jaunimas prieš nusipelniusius sporto meistrus. Grigas, Karnišovas. Jovaiša. Kupinaitis. Manau, bereikalo sunku, kad tai buvo. Jau tokia sudėtyje sunku pagauti kamuolį, aišku. 3 sekundės, gali per greitai. Komičius. Dar viena greita kontrataka. O dabar Komičius galėjo perduoti kamuolį po krepšį Jovaišai. Aišku, iš šalies lengva pasakyti. Mums taip ramiai stebinti susitikimą. 82-66. Žalgiriečiai leidžia aikštelę. Jauną žaidėją Taurą Stumbrį. Prisimenate jo tėtį? Kartu teko žaisti? Žaidėm 54 metais, kaip tik jo buvo pradžia Leningrade. 8 miestų turnyrė ir susitikime su bulgarais tarp respublikinės varžybos. Tai jo buvo startas, mano buvo finišas. Galiu pasakyti sporto mėgėjams, galbūt prisimenate, kurie žiūrėjo sporto studiją skirtą Lietuvos sporto istorijos pasiekimams. Justinas Lagunavičius parodė savo sportininko bilietą. Mes pasiūlėme, kad tokius bilietus išduotų. Kiek žinau, Justinas Lagunavičius rodė man ne vieną kartą, svečiavausi pas jį, surinkęs daug įvairiausių duomenų, laikraščių iškarpos, medaliai, apdovanojimai, diplomai, savotiška enciklopedija. Baigiant institutą kursinis darbas buvo pradžia Lietuvos krepšinio istorijos. Dabar yra jau knygos išleistos, tuo metu turėjome iš senų žurnalų, laikraščių daug surinkę, daug atsiminėm patys nuo 37 metų. A iki 37 metų buvo krepšinio 15 metų tik praėję Lietuvos krepšinio. Lieka dabar 4 minutės ir 23 sekundės, 85-68. Kurtinaitis sukerta per rankas Jankūnui. Kurtinaičiui visos baudos šiandien tokios jam pačiam kelia daug abejonių. Na, jis tokias neatsakingų judesių dažniausiai padaro. Jeigu bandytų perimti kamuolį arba, bet toks atrodo, mostelsi ir visos baudos, kiek buvo tokios nelabai. 85-69. Na, dabar žaidžia lygiai. Štai 15 taškų skirtumas jau kiek laiko išlieka. Stumbrys. Jovaiša. Pračiūrė beveik nuo aikštės vidurio, Derinys 2-2 ir šiandien prieš pirmame kėlinyje atkreipiu dėmesį tai, kad šiandien žalgiriečiai labai dažnai ir sėkmingai baigė tą vadinamą derinį, kurį mes krepšininkai vadindavom 2-2. Nu, čia senas, bet patikimas ir jeigu netikėtai staigiai užklupus, nespėjus pasikeisti, jeigu visi kiti žaidėjai išvesti į kitą pusę aikštės, likus 2-2 jau vilties jokios nėra, nes pagelbėti niekas negali. Pasikeitė žaidėjai statyboje, štai Dambrauskas, Marčiulionis,
Viena ir viena, 87-71. Užtvara turi būti teisingai atliekama, nes daugelį atveju tai būna blokavimas. Marčiulionis pelno jau 19 tašką. Manau, kad dar laiko yra, jis pelnys daugiau kaip 20 taškų. Tokia jo dabar jau Žalgirio kontrataka, taip kai mokamajame filme. Dabar stebi šį susitikimą, aišku, jaunieji krepšininkai, jų treneriai galima pasimokyti. Svarbu, aišku, buvo pirmasis Sabonio perdavimas, kas yra pagrindinis turbūt, pagrindinė greito puolimo fazė. Labai greit prasižengė žalgiriečiai ir Šarūnas Marčiulionis prie baudos metimo linijos. Štai Šarūnas Marčiulionis, kiek mes jau jį pažįstame, nesvarbu kokio lygio būtų rungtynės ir kaip jos baigtų, štai suklydo Sabonis, žiūrėjo, kaip Dambrauskas neklydamai pelno 2 taškus, 89-74. Taigi Šarūnas visuomet žaidžia bet kokiame lygyje, tai taip puikiai savybė turbūt. Leidžia truputėlį Sabonį pastumdyti, rankas padaužyti bereikalą. Bet žinot ką, jūs, pavyzdžiui, pažiūrėti galbūt ir teisėjo praeitie buvo sakėmi. Man patinka, kad Sabonis, nepaisant, kad beveik 20 taškų skirtumas žaidžia, taip pat kaip ir Marčiulionis pelno taškus ir turi būti žaidėjai, kad su juo reikia skaitytis, nesvarbu, koks būtų rezultatas. 91-76. Lygiai 3 minutės iki rungtynių pabaigos. Manau, žiūrovai tai pradės skanduoti 100. Tokia jo jų dalia, tokia nori. 3 minutės. Labai klysta, nežinau, bet Vilniečiai be reikalo turbūt ir skuba retkarčiais. 93-76. Minutės per daugelės paprašė. Tai pabraižo, parodo. Tai toksai... Tokia, kadangi nuotaika taip. Taip, tai yra komanda, kad jis gali toj pat jam tekti išeiti į aikštę, jis turi žinoti, apie ką kalba, kokį duodami nurodymai, kaip teks toliau žaisti. Turi kiekvieną žinoti žaidėją. Na ir truputėlį suburia. Drausmina. Vis dėlto krepšinis, vis dėlto komandinis žaidimas. 93-76. Grigas. Pasirodo, rungtynių pabaigos. Nuovargis turėjo metimai. Sabonis, Kurtinaitis. Labai jau aiškiai Kurtinaitis perduoda kamuolį, kol nuskrieja iki adresato šiuo metu, iki Brazdauskio. Visi mato. Sabonis norėjo sužaisti efektingai, gal ir jis nereikia. Labai daug žaidėjų už tai tiesiog kovoja ir lėdamas ant grindų Arvydas. Kurtinaitis. Viskas vyko techniškai. O dabar techniškai reikėjo duoti Marčiulionį. Įdomus taip, atakai sukliudyta. Čia turėjau suskaityti 2 taškus reikėjo. Vienas Girsis, atrodo, Marčiulionis ne... O gal pat įskaitė, man atrodo, kad įskaitė, nes Žalgiris įmetė kamuolį iš už galinės linijos. Taip, Stumbrys labai jaudinasi, 93-78, toks chaotiškas dabar žaidimas, taip. Dar viena pražanga Kurtinaičiui, 93-78. Jau ambicijos pradeda reikštis ir nervai, bereikalingai. Kurtinaitis prasižengė kartą pelnė 12 taškų. Lieka 1 minutė 34 sekundės, baudas mes Karnišovas. Trapikas aikštėje. Nieko nepadarysi, reikia ir emocijų. Kokios rungtynės be emocijų. 93-79. Valdys save reikia. Susidaro dabar toks įspūdis, kad vienas tik Sabonis kovoja aikštėje. Kauniečių kamuolys. Stumbrys. Nu, kiti kovoja, bet perskuba. Nu, teisėjai dabar pasileido. Tikras, jau nelabai rimtas toks požiūris ir bauda nenušvilpė. 1 minutė ir 15 sekundžių. 93-81.
Jauno krepšininko klaida, tikėsimės, kad bus padarytos išvados vakare, kviečiame taurą taip ramiau pasižiūrėti. Nuraminti reikia. Taip reikia nuraminti, Vladas Garastas paprašo minutės pertraukėlės ir galima dabar pagirti Vilniečius, kad pasinaudojo tokio kauniečių nereikštingumu. Taigi, kaip minėjau, dabar abi mūsų komandos stovyklaus ruošis ir artimiausios rungtynės, aišku, įskaitant Žalgirio rungtynės Briuselėje Europos taurės turnyre, tik tai gruodžio mėnesio pradžioje. Ir Statyba ir Žalgiris žais namuose. Jovaiša. Marčiulionis. 39 sekundės. Grigas dar sumažina skirtumą 93-85. Jovaiša. Jovaiša kaip ir vakar turėtų nuraminti savo draugus. Kągi, baigėsi rungtynės, gerbiamas veteranė. Dėkuoju Jums už mintis, kurios turbūt bus naudingos ir žaidėjams, ir jauniesiams krepšininkams, ir žiūrovams. Didelis neįpratę dalyvauti tokiuose komentavimuose. Ačiū. Lieka 15 sekundžių. Algirdas Brazys. Kauniečiai, kaip ir CSKA, Almatos armijos sporto klubas ir Stroitelis, bus tarp lyderių prieš šią pertrauką ir po jos. Taigi mūsų lauks atkaklios kovos gruodžio pradžioje. Be to, lapkričio 19 dieną paaiškės ir taip tikėsimės, kad Briuselėje rungtynės baigsis sėkmingai. Paaiškės tas ketvirtas,